Į pasimatymą pakviestai gražuoliai Sandrai labiausiai patiko plati Airido šypsena. Deja, vien šypsena gražuolė širdies nenukariausi, reikės pademonstruoti kur kas daugiau sugebėjimų. Jeigu Airidas kur nors netyčia sukluptų, jam padės viską stebintis už sienos pasislėpęs Virgis. Labas. Sveikas. Airidas. Sandra, malonu. Jį pamačiau ir tame video vaizde ir dabar ir iš tikrųjų kažkokia labai nuomonė didelė nepakito. Man jis išliko toksai pat, koks ir buvo. Neuždėjo labai dėlių savo pliusų kažkokių. Mano dienas nėra monotoniškas, kiekvieną dieną vis kažkas kita. Kaip pavyzdys, kokia, pavyzdžiui, tavo savaitė? Ši savaitė? Sportas, darbas, informacinės technologijos, kompiuteriai. Nesakyk nieko apie moteris. Keletą valandų buvau atsidavęs hobiui, mėgstu kartais garaže ten eksperimentuoti su automobiliais, taip sakant, jų galę kelt. Priklausau vienam klubui, tai ten daug laiko praleidžiu. Po to priklauso nuo draugų taip pat laisvo laiko, dažniausiai į kiną einame. Ten. Vertinant vaikino pomėgius, kuriuos jis paminėjo, tai garažas, draugai ir mašinos, tai iš tikrųjų man nesudarė įspūdžio. Tai gal todėl ir neturi merginos, kad sėdi per daug dažnai garaže? Ar būni dažniausiai vyriškai kompanijai? Nežinau, dėl ko vyriška kompanija gal ir daugokai būna, bet šiaip garaže jau taip neapsiriboju jau visai dienai, ten naktinį dienom būt. Tavo manimu, kodėl neturi merginos? Mano manimu, kad visas baisas. Neturiu merginos, gal dėl to, kad nesutikau tokios, bet tikiuosi prieš mane tokie sėdi. Po to gal ir to pačio laisvo laiko trūkumas. Ir tiesiog gal likimas dar nesuvedęs tokia. Nepažįstamas žmogus, jei apsirengus su tokia iškirtė, tai gal jį nori pabrėžti savo krūtinę. Karoliai, gal atkreipia dėmesį, kai neturi ką pasakyti, barškina. Su ganteliuku tai gal išgerkim? Randam bendrų interesų. Galim išgerti. Pažinti. Būtinai paklaus, ką galvoja apie sportą jinai. Tai gal degtinės išgerkit, ką čia tai? Sultis. Kaip tavo požiūrės į sportą? Sportas nelabai man nemėgstu sportuoti. Aišku, karts nuo karto galiu tam pasižiūrėti ar krepšinį, bet tai ne pagrindiniai dalykai. Aš surandu daug įdomesnių dalykų, nei žiūrėti krepšinį, gerti kažkokį tai alų, nieko neveikti. Man tai nuobodu. Ir dar aš jau geriau pamėgsiu, negu žiūrėsiu kažkokį krepšinį. Bent jau yra kažkokia nauda, kažką pasidarai. O čia pamatai ir viskas. Čia nuo daug ko priklauso. Tai mėgsi tada savim pabūti, kažką savo pasidaryti. Sakyk, aš tave įtikinsiu, kad sportas yra labai gerai. Tinkamai kompanijai. Bet sportas kartais yra labai gerai. Aišku, pokalbis nesivystė labai gerai. Iš tikrųjų nėra labai šnekus vaikinas. Reikia jo dažnai klausinėti, kad temptum jį. Čia turiu tokias priemonės, jie vadinasi, liaudiškai tariant, handeliai. Galim pabandyti to sportuoti, gal pamėgsi. Paprašyk, kad atsistotų. Už gabalinę dzundzę. Taip. Aš gal parodysiu, kaip su jais reikia daryti. Na jo, sakyk, tau pasportuoti nepakenks. Atsistok iš nugaros ir leisk taip pat daryti. Gerai, rodyk. Reikėtų taip kažkaip daryti, taip. Jo, pamokysiu tave. Pamačius tos du daiktus, ten ilgai nereikėjo galvoti. Vis dėlto čia jie tik panaudojami vienoje dalyje, sporte. Tai kažką bandžiau susėti su tuo. Kad žinok, sportas iš tikrųjų manęs tikrai nelabai vilioja. Gal geriau einam pamėgst? Pamėgst galėsim po to. Dabar čia stovuk. Ne, žinok, su sportu manęs tikrai nesuviliosiu. Bet tai tau reikia pasportuoti, Įrodyk, kad jį reikia sportuoti, įrodyk. Tikrai nesunku, bet man tai atrodo kvaila ir betiksliška.
Kodėl betiksliška? Tai tau patinka, tai tu parodi, kaip tu mokai sportuoti, kokius dar judesius mokai. Aš pamokiau. Sakyk, matai, nes liečiam vienas kitą, jau radom bendrų interesų, sakyk. Vis dėlto gal surasim bendro interesą. Svorio kilnojimo priemonės iš tikrųjų buvo juokingas ir labai lengvas. Jeigu jis su tokiais ir sportuoja, tai gal iš tikrųjų žmogus sportuoja, bet tai jo tos kilnojamos svarmenys yra labai jau mažo svorio. Jeigu tu toks jau didelis sportininkas, mėgsti sportuoti, tai parodo, kaip iš tikrųjų su jais reikia dirbti, gal kada nors susidomėsi. Galime labai daug. Jei gantelius prieikia pabučiuok ją. Tai rodyk, ką moki, kas jais galima daryti. Bet turėsi tu bučiuot mane. Ei, aš taip nesitariu. Aš tariuosi. Na, papiro parodyk. Bet tai turim susitarti tada. Na, susitarėm. Nu gerai. Galima labai visokių įvairių veiksmų ir taip, prašiausiai čia nelaikas ir ne vieta. Bet tai jeigu tu toks sportininkas, tai parodyk. Iš tikrųjų, gal nebūtent su šiais, kokius judesiukus darai namie, tarkim, rytais nesportuoji? Galima šnekėti su visomis temomis ir kad bandai kažką pagauti gal ir kaip, kad susimėčiau ir panašiai. Ko galiu nustebinti, tai tokie netradiciniai tavo kažkokie pomėgiai, ar tai tik tai, tokie sportas, mašinos? Sakyk, turiu svajonę grožio kliniką. Ta prasme, kokių daugiau, ką mėgstu veikti? Taip. Nežinau. Sakyk, dėl savo išrinktosios noriu pastatyti grožio kliniką. Kartais, bet čia labai kartais mėgstu pasimokyti, bet čia labai kartais. Tai tarkim, sakytum, kaip niekad to ir nebūna. O jei labai užeina noras, atsisėdu, palaukiu ir praeina mokyti. Aš šiaip mokslam tai neturiu laiko, tai yra geresnių užsienimų, man ant jų. Aš tai pavyzdžiui svajoju grožio kliniką pastatyti. Jei būtų mano, visą gyvenimą būtum gražiausia. Mano ateitis, kadangi jūs jau studijuoju tokį dalyką, kultūrinės veiklos vadybą, tai sieksiu, kad mano tolimesnė ateitis kažkas sėtųsi su kultūra, su šou verslu. Šioje srityje kažką darysiu, su menais, muzika. Mane traukia tai. O jau sakai, tai ko sieja, jau sakai, kad grožio kliniką čia jau norėtum tą įsteigti ir dabar tavo studijuojama specialybė. Fitnesas, kad būtų masažai, kad būtų. Ar čia klaida? Čia nieko nekeičia, čia prie didelių norų galima ir viską išmokti. Gal esmė tame, kad tos klinikos, jį gal labiau domina ne pats tas užsiėmimas, ta klinika, bet kiek merginų krūtinės. Tai gal galima pašokti, pažiūrėsiu. Tai noriu pamatyti iš arčiau tavo akis. Pažiūrėsiu akis. Seven, 8, 9, 10. No bigger on a trip, what you all come in with a little bit of this and a little bit of that. You can get what you can see what you get. Tai norėčiau su tavimi nuvažiuoti į Kambodžą. Ar ką tu man parodytum ten? Kambodžos aplinka, žmonės, pastatus. O kuo jie kitokia nei... Kokos augalą. Saviti. Kambodžiški. Ten labai šauniai auga žolė, sakyk, labai skanus dūmas. Pasakok ką nors. Ir linksmą istoriją savo. Privesk iki linksmos istorijos ir papasakok. Gyvatės kraujas pakelia potenciją. Su tavimi vykti ir apžiūrėti ar šarčiau. Kelionė apie Kambodžą buvo mokytojo mintis. Šiaip tikiuosi įdomi šalis, bet nesu dar ten buvęs, vien iš pavadinimo. Tai todėl ir nutariau pakviesti. Pasimatymas eina į pabaigą, sakyk. Ką tu man palinkėtum? Ką tu man palinkėtum? Na, tai tikriausiai, kad tavo svajonės įsipildytų. Sakyk, tu ir esi mano svajonė. Tai tu ir esi mano svajonė. Ir pasiūlyk eiti kartu. Pasiūlyk eiti kartu, paimk už rankos ir veskis kartu. Tai gal, sėkmės tau. Tai dėkui. Lauksiu tavo sprendimą, iki. Iki.